gal kažkiek ir mintimis grįžau pats į savo vaikystę ir galvojau, tai ta prasme čia net nebuvo galvojimo, čia padėta, jūs tik pasakėt, kad reikia, čia net ne klausimas buvo, tiesiog reikalas prisidėto, man tai labai be abejo buvo faina. Ne, šiandien jis nieko nesitikėjo, žinokit, sakėm, važiuojam pasivaikščiot. Ir va taip iki galiausiai, kol pamatė, kad čia motociklas stovi, tai iškart neramu. Mama, einam pažiūrėti greičiau, kas čia per motociklas, čia galima pasidžiaugti, pasivažinėti. Svajonė! Nu, ar šito dydis tiks? Manai tiks? Tai imk, išbandyk, atsisėsk, dar manau ir pralėksi. Nu, mūsų istorija prasidėjo, sakyčiau, šių metų ankstyvą pavasarį, kuomet kažkoks jam vis lūžis atsirasdavo. Paskui pradėjo sąnariukus skaudėti. Ir apėjom daug specialistų, aiškinomės, kas jam yra, bet visi specialistai vis nerasdavo, sakydavo, nu, viskas jam gerai. Ir vat neaišku būdavo vis, nuo ko jam ir tai skausmai, ir lūžiai atsiradę. Kol galiausiai vieną dieną jam ant peties atsirado didelė mėlynė per visą petį. Iš Kauno klinikų mus tuoj pat išsiuntė į Santaros klinikas, kur sekančią dieną jam patvirtino ūminę mieloblastinę leukemiją. Visiems tėveliams, kurie irgi sužino tokią nemalonę diagnozę, tai linkiu stiprybės pirmiausiai. Ir žinokit, kad mūsų medikai yra stebukladariai ir jie tikrai stengiasi padaryti viską ir kad tie mūsų vaikai visi pasveiktų. Ir visiems stiprybės ir sveikatos ir visi viską išgyvensim. Rimantas Kaukėnas mus buvo aplankęs ligoniniai ir pasakė, kad reikia parašyti svajonę, kad svajonės išsipildo. Ir taip parašėm laišką ir galiausiai išpildėm tą svajonę. Labiausiai norim padėkoti taip pat mūsų svajonės rėmėjams, tai lenktynininkams, Arūnui ir Emilijai Gelažnikams, taip pat kitiems rėmėjams, kurie aprangą suteikė, tai gera dovana. Vaikams noriu palinkėti, kad jie tikėtų, kad svajonės pildosi ir būtinai vaikai parašykit laišką, nes tikrai, kaip matot, išpildys jūsų svajonę. Nes svajonės pildosi. Ir stiprybės jums, sveikatos. Opa, gerai atsukai gazą, kaip tikras lenktynininkas.